no good. Gerai, tai padarom tada skambutį. Yra tokia Dainora. Šiuo metu Dainora draugauja su Tomu. Jie yra 18. Ir jie yra iš Rokiškio. Turi 4 seses. Iš viso jų yra 5. Vyriausia 84, po to 87 ir 91. Žodžiu, beveik kas 4 metus. Tvarkingai, planinė ekonomika. Visiškai. Ir Dovilė labai įkyri mokykloje, prie 12-okų kabinėjasi. O pati Dainora yra 12... Čia Dainora. Pati 12-okė, mokosi Rokiškio Juozo Tubelio gimnazijoje. Tubelio, atsiprašau. Ne, Tubelio, aišku, kad Tubelio. Aš žinau, gal sakau, tu žinai, kaip pas mus erudicingas žmogus. Erudicijos pilnas. Erudicingas. Ir viskas, daugiau kažką tai. Gal padarom apklausą, bet apklausą turėtų, žinai, gal pasiemam kažkokią temą, kad būtų įdomiau. Tai jeigu, pavyzdžiui, paskambina mums klausytojas ir pasako, kokia tema turėtų būti apklausa. Negalvoju, kad tai būtų smagiau. Pagrindinė ar šalutinė? Apklausa turėtų būti. Vat. Ne, gal kokia intonacija ir kokia tema. Pavyzdžiui, gal kalbėti reikėtų labai... Ne, žinai, kad skambinkime ir viskas. Ir bus, žinok, tikrai gerai. Gal gerai, it's good. Promise. You promise. Svarbiausia, žinai, kad žmogus pozityviai atsineštų reikus. Kad jo balsas skambėtų sodriai. Labas vakaras. Jums skambina Evaldas Ivaškevičius iš Baltic Trim agentūros ir norėčiau užduoti keletą klausimų. Ar galiu? Geriate labai daug alkoholio. Labai malonu. To jūsų išpurs. Ko jūs vardu esat? Dainora. Dinara. Dainora. Dainora, atsiprašau, ar ne? Taip. Dainora, iš kokio miesto esat? Iš Rokiškio. Ar sugebėtumėt nusirpti nuo vonios degtinės bent centimetrą? Ačiū. Aš po kiekvieno klausimo ir jūsų atsakymo užsirašinėsiu, todėl atsiprašau, jeigu bus toks tarpas, ta prasme, kelių sekundžių. Prašome palaukti, gerai? Gerai. Ar jūs per savo gyvenimą kada nors buvote išvykusi už Atlanto? Ne. Jūs esate labai negražus žmogus. Kaip jums atrodo, kodėl taip yra? Ačiū už palaukimą. Kokia tolimiausia šalis yra aplankyta jūsų? Vokietija. Vokietija. Sutikę Giltinę gatvėje, kaip jūs elgtumėtės? Ar jūs A, pultumėt, griepytumėt jai už dalgio? Ar jūs B, bandytumėt nuo jos bėgti? Ar jūs C, bandytumėt su ją draugauti? Ačiū, kad palaukit. Vokietijoje jūs vykote mokslo reikalais, atostogos ar kita? Kita. Kaip manat, kokio dydžio yra Arvydo Sabonio pimpalas? Ar A kaip submarinas, ar B kaip hotdogas, ar C kaip telefono ragelis? Ačiū, kad palaukit. Dainora, rudens sezonu ar nejaučiate kažkokių paūmėjusių sveikatos sutrikimų? Jaučiu. Gal galėtumėt pasakyti kokie? Tai peršalimas. Nežinau, galvos skausmai. O kiek ir kokių vaisių tilptų į jūsų kūno ertmes? Taip, peršalimas, ar ne? Ar jūs gydotės namų sąlygomis, ar važiuojate, tarkim, pas gydytoją? Namų sąlygomis. Kai jūs verkiate, ar jūs verkiate garsiai, tyliai, ar taip garsiai, ar taip tyliau, ar tiesiog gailiai, natūraliai? Ačiū, Dainora, už atsakymus. Kitas klausimas, ar jūs jau esate baigusi mokyklą? Dar ne. Kaip manote, kurioje aplinkoje galima dažniausiai pasigauti virusą? Mokykloje, galbūt darbe. Kaip manote, kas daugiau yra suuostęs kokaino? Einikis ar dragūnas? Ačiū, kad palaukite. Dainora, ar jūs, būdama moksleivė, jau planuojate savo ateitį ir jau žinote, kokį darbą dirbsite ateityje? Gal galima sakyti, kad tai jau žinau. Gal galėtumėt atskleisti, kokia tai sritis? Inžinerija. Inžinerija. Štai tokia estų liaudės daina, sakykite, kaip jums ji patiko. Inžinerija. Gal galėtumėte išvardinti kelius Lietuvos žymius inžinierius, kurie, tarkim, padarė jums įtaką dėl apsisprendimo?
Žinokit, negalėčiau. Nežinau, net man jie padarė įtako. Šiaip man patinka matematika. Kas yra Tiksliai išprievartavęs mokslai man patinka, tai Kas yra išprievartavęs daugiau moterų? Kobe Bryantas, Deividas Zvonkus ar Darjušas Lavrinovičius? Taip, dėkui jums labai. Ačiū labai, kad palaukit. Kaip manai, kelių diodinių lempučių reikėtų norint apšviesti Siemensą areną? oi, net neįsivaizduoju. Ar esate kada merkęs genitalijas į rūgštį? Jo, kokių 500. 500. Gerai, čia tiesiog yra psichologinis klausimas, nereikia atsakinėti jį logiškai. Kaip manote, kas yra blogiau, holokaustas ar Lietuvos futbolo krepšinio rinktinės žaidimas? Taip. Kodėl būtent manote, kad futbolo rinktinės žaidimas? Ačiū, kad palaukit. Kitas daugiau susijęs klausimas yra su jūsų praleidžiamų laiku internetinėje platumoje. Kiek valandų jūs praleidžiate Facebook'e? Kokių porno saitų jūs galite man išvardinti? Valandą. Gal galėtum atskleisti, kiek turite draugų? Facebook'e? Taip. 127, taip apie 130. Kaip jūs manote, bukakė, kas tai yra? 127. Ar labai nustebtumėte, jeigu pasakyčiau, kad bukakė yra, kai daug vyrų baigia vienai moteriai ant veido? O 127 čia yra realus pažįstamų skaičius, ar tiesiog internetiniai? Realus pažįstamas. Realus, ar ne? Ar jūs turite draugą? Taip. Gal galėtum atskleisti, kiek metų ar mėnesių jūs draugaujat? 3 mėnesiai. 3 mėnesiai. Tai tarp jūsų dar nebuvo sueities, kaip suprantu, ar ne? Ne. Ar jūs esate auklėjama taip labai, kaip čia, konservatoriškai ir tarkim, jums tėveliai neleidžia mylėtis su atsitiktiniais partneriais? Kokių dar Tai gal laidų? buvau taip auklėjama, nežinau. Leisti viską leidžia. Proto ribose. Sekundę pasižymiu. Kokių laido panaudojimo būdų galite sugalvoti be partnerio surišimo? Tai kaip suprantu, tu jau pirmą kartą esi turėjus. Taip, taip. Supratau. Ar 3 mėnesiai? Manote, kad po pirmo karto mergina tampa prostitutė? Taip, dėkui jums labai. O dabar sakykite. Taip, ačiū labai, kad palaukite, tai Nora. Dabar, kai draugauji su berniuku, tai yra kelintas tavo berniukas? Pirmas. Pirmas ir tu su juo nesimylėjai? Nes prieš tai klausimas buvo, ar tarp jūsų yra jau buvę sueitis, sakai? Prašau, tai tada taip turėtų būti. Tai jūs jau mylėjotės? Taip. Jeigu visai Lietuvai prisipažįsti, kad mylėsi savo vaikinu ir to nežinai, kaip tu jautiesi? Taip, dėkui. Gerai, pasižymiu. O dabar sakykite, jeigu aš jums Sekundę. plaktuku kalčiau per vaginą, ar tai skaudėtų labiau negu per galvą, taip pat nei per galvą, ar mažiau nei jeigu aš jums su tuo plaktuku kalčiau per galvą? Dainora, o kalbant apie laiškus, kuriuos gauni Facebook'e, ar tu išdavinėjai savo draugą, tarkim, atrašydama svetimiems berniukams, kad ir nesutikinėjai su jais realiai? Ne, neišdavinėjau. Tai prasme, tu nerašai kitiems svetimiems vaikinams, ar ne? Ne. Supratau? Ar esate kada perdės į mobilųjį telefoną? Taip, dėkui jums labai. O dabar sakykite, jeigu aš jums paperščiau į mobilųjį telefoną, kaip jūs dėl to jaustumėtės? Taip, dėkui jums labai. ZipFM. ZipFM. Labas, brangioji, nepasirašiau džinglo, bet mes įkuriam, mūsų džinglas yra Zip, 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 FM, FM. Tai paleisk, kad jau autentiškai atrodytų. Sorry. Dainora? Taip. Tau skambina radistai per Zip, Zip FM. FM. Malonu. Malonu. Mums irgi malonu. Malonu. Labai malonu. Tai, brangioji, pratęskime kalbą apie jūsų, tavo ir tavo vaikino seksualinius santykius. Taip. Nelabai malonu. Buvo pirma savaitė, antra savaitė, ar vėliau? Vėliau. Kodėl tęsiasi, ta prasme, ne iš karto?
Tai gal pirmą reikia žmogų pažinti? Kai užsiparinus mergaitė. Viskas tvarkoj, žinok. Dainora, viskas tvarkoj, yra visiškai natūralu. Taip, tik tai tiek, kad, nu kaip, ne visada visa Lietuva apie tai išgirsta, bet, nu, žinai. Bet ką padarys? Svarbu meilė yra tarp jūsų ir viskas gerai. Kad, žinai, tas vaikinas būtų palikęs ar kažką. Dabargi gražiai sutarėt, ar ne? Taip. O ko jis vardu? Tomas. Tomas. Perduok linkėjimus Tomui. Gerai. Myli Tomą? Taip. Nu va, Malačias. gražu. Labai gražu. Dainora. Būsima inžinierė Dainora myli Tomą ir ačiū tau už... Gero to vakaro. Buvo malonu pakalbėti. Geras jums. O kelnytės tai šlaputės. Ir ne dėl to, kad susijaudino.